Sveiki, prisijungę prie Fortevento organizuojamo seminaro. Kol laukiam visų dalyvių, nes dar matom, kad jungiasi, aš paleisiu trumpą apklausą anoniminę. Tai jeigu nesunku, sakykit, suprasim labiau dalyvių santykius su dirbtinio intelekto asistentais. Galėsit gyvai stebėti rezultatus atsakančių. Matom, kad daugiau nei pusė dalyvių Copiloto nenaudoja. Dar didesnė dalis negalėtų atsakyti, kuo skiriasi Copilotas nuo Copilot for Microsoft 365 ir ta dalis didėja. Matom, kad absoliuti dauguma naudoja ChatGPT. Na, matom, kad taip labai panašus rezultatas į prieš tai darytus, kuomet apklausėm kitų renginių, kitą klientų ratą, panašu, kad tendencija tokia pati. Visi yra girdėję, naudoja ChatGPT ir tikrai dar ne visi iki galo supranta Microsoft'o produktų liniją, kalbant apie dirbtinio intelekto produktus. Aš manau, mes galim pradėti, tai šiandien turėsime 3 pranešėjus. Pirmą pranešimą padarysiu aš. Tai bus pranešimas apie Copilotą, tai yra Copiloto vieną iš produktų, tuoj pristatysiu visą produktų liniją. Tuomet vairą perims Rimvydas, jisai pristatys savo dalį, tai yra Azure AI ir visą savo Azure dalį. Ir turėsime svečią, kuris pristatys irgi savo dalį, savo, kaip žinau, demo produkto ir papasakos apie tai. Tai galim pradėti. Tai šiek tiek apie pačius tos Copilotus. Microsoft'as jų kepa į dieną po vieną ne, bet į ketvirtį po vieną, tai panašu, kad tokia tendencija yra. Tai Copilotų yra labai įvairių. Copilot for Power Platform, for Dynamics 365, Microsoft 365. Vakar buvo anonsuota didžiulė naujiena Copilot for Security. Ilgai mes girdėjom, kad atsiras toks produktas, tai vakar anonsavo, kad nuo balandžio 1, tikimės tai nepokštas. Šitas produktas taps prieinamas visiems klientam. Labai įdomus produktas, manau, turėsim atskirą sesiją, pristatant būtent Copilot for Security. Toliau Windows'ai turės savo Copilotą, kai kurie klientai mūsų jau mato, mes kol kas dar nematom šitos versijos, tai yra pačiose Windows'uose atsiras Copilotas. Toliau yra Microsoft Copilotas, buvęs Bing Chat Enterprise, ir aš papasakosiu, kuo jisai skiriasi nuo Microsoft 365 Copilot. Tada yra GitHub Copilot, Rimvydas palies tą temą ir, kaip ir minėjau, yra Azure OpenAI servisai ir visi kiti cognitive servisai, kur Rimvydas ir demo turės ir parodys, papasakos. Taigi, kokie tie Copilotai, kurie yra aktualūs tam, sakykime, standartiniam ofiso darbuotojui. Nekalbu apie Dynamics 365 Copilot, apie Power Platform Copilot, kur yra specializuoti sprendimai, specializuotams rolėms. Šiandien kalbam apie bendrinius Copilotus, tai jų yra keletą versijų. Asmeniniam naudojimui, nemokama, viešai prieinama, kas nori pasijungia, kas nori naudoja, labai panašiai kaip ChatGPT. Toliau turim Copilotą su komercinių duomenų apsauga, kurio panaudojimas tampa aktualus tada, kai organizacijos nori pripratinti, supažindinti savo darbuotojus su dirbtinio intelekto asistentais ir kaip tai veikia, kaip tos promptus, kaip užklausas užduoti, kaip įdarbinti savo darbo palengvinimui. Na ir tada turim jau tą patį pagrindinį Copilot for Microsoft 365. Tai kuom jie visi panašus? Tai visi naudoja tą pačią technologiją, tos pačius large language modelius. Nei vienas jų nėra prastesnis savo technologiniam galimybėm. Visi jie prieina prie viešųjų interneto duomenų ir klausimai ir atsakymai, analizė teksto, performatavimas teksto ir panašiai, visas tos užklausas, kurias duodat, jos vadovaujasi ir atsakymai į jas yra atliekami vadovaujantis viešai prieinamais duomenim. Kur atsiranda skirtumai, tai antras ir trečias stulpeliai komercinių duomenų apsauga. Tai Microsoft'as visai nesenai atnaujino licenzijų sąrašą, kurias turint jums, jūsų darbuotojams priklauso Copilotas su komercinių duomenų apsauga. Tai iš principo, jeigu turit bet kokį Microsoft'o planą, Microsoft 365, E5, E3, Office 365, E1, E3, E5, Business Basicas, Business Standartas, Business Premium, visi tie planai suteikia teisę jūsų darbuotojams naudotis Copilotu su komercinių duomenų apsauga. Ir aš apie tai šiek tiek papasakosiu plačiau. Mokamas Copilotas įneša integraciją į Office paketą, tai yra Wordas, Excelis, PowerPointas, Outlookas, Teamsai tampa
praturtinti Copiloto asistento, gyvena tose aplikacijose, padeda jums atlikti tose aplikacijose vykdomas užduotis, prieina prie jūsų organizacijos duomenų, ne tik prie viešų interneto duomenų, tai yra toks pagrindinis skirtumas, kad įdarbinat savo organizacijos duomenis esančiose Microsoft'o tenante, Microsoft'o aplikacijose, tokiuose kaip SharePoint'as, Exchange'as, OneDrive'as, Teams'ai ir panašiai. Ir taip pat šitas sprendimas Copilot for Microsoft 365, kadangi yra integruotas į jūsų darbo aplinką, prieina jūsų darbo duomenų, pradeda atkreipti dėmesį, vadovautis, paisyti jūsų saugumo nustatymų, saugumo parametrų, vartotojų prieigų teisių, duomenų klasifikacijos ir panašiai. Šiandien apie tai neįsiplėsim, bet tai yra pagrindiniai 3 skirtumai. Integracija į Office paketą, prieiga prie organizacijos duomenų ir organizacijos saugumo politikų paisimas, vadovavimas jais. Tai jeigu vartotojas turi prieigą prie duomenų, tai ir Copilotas turės, jeigu vartotojas neturi ar netenka duomenų, Copilotas lygiai taip pat neturi ir netenka tų prieigos teisių. Kai kalbam apie darbą su dirbtinio intelekto asistentais, kokie jie bebūtų, šiandien kalbam apie Microsoft'o produktus, visas darbas susiveda į tai, kaip mes bendrausime su tais dirbtinio intelekto asistentais. Tai taip viskas paremta užklausų kūrimu, pateikimu šiuo atveju Copilotui. Ir nuo tų užklausų kokybės, aišku, priklausys ir darbuotojų pasitenkinimas šitų produktų ar naudojimas šitų produktų. Tai čia, aišku, ilgas sąrašas, kadangi dalinsime skaitmėmis, galėsit pastudijuoti, bet pagrindinė esmė yra tokia, kad kuo jūs būsite aiškesni, užduodami ir formuodami užduotis, kuo tos užduotis bus nekonfliktuojančios tarpusavį, tai yra, jeigu užduotyje yra keletas konfliktuojančių teiginių, dirbtinis intelektas nesupras. Jeigu jūsų užklausoje yra aiškiai apibūdintas ir kontekstas, jūsų tikslas siekiamas, formatas, tonas atsakymo, kokio jūs tikitės, tai rezultatas bus, galbūt ne iš pirmo karto, iš antro karto bus tenkinantis. Todėl labai svarbu į tai atkreipti dėmesį, neskubėti, nes didžioji dalis darbuotojų yra pripratę googlinti, binginti, tai yra ieškoti, atlikti paieškas internete, naudojant tos vadinamus key termus, terminus, žodžius, raktinius žodžius. Tai neveikia su Copilotu, arba tai veikia, bet rezultatas tikrai jūsų netenkins. Tai tada labai svarbu įprasti, užduodant klausimą Copilotui, užduodant užklausą Copilotui, bendrauti tarsi su žmogumi. Yra geras palyginimas, toks pastebėjimas, kad visi dirbantys su Copilotu tampa vadovais. Tai ką turime omenyje? Tai vadovas turi visų pirma labai aiškiai suformuluoti užduotį savo pavaldiniui, pasakyti, ko tikisi, kokio rezultato, kokios apimties, turi užduotį suskaidyti į aiškias ir smulkesnes užduotis, jeigu to reikia, tikrinti rezultatą ir patikrinti, ar jis atitinka realybę, ar nereikia nereikia grįžtamojo ryšio, nereikia korekcijų. Tai lygiai taip pat ir su Copilotu. Įsivaizduokime, kad dirbame su savo asistentu, pagalbininku, formuluokime aiškiai užduotis, tuomet rezultatas mus tenkins. Tai dar šiek tiek kitų kampų pristatom, tai tiesiog, kai konstruojate tą užklausą, aiškiai suformuluokite visų pirma užduotį, duokite kontekstą, tai yra išplėskite, ko jūs norite, ne tik, kad norite kažkokio sąrašo užduočių, bet lygiai taip pat apie ką tos užduotys, su kuo jos susijusios, galbūt norite sužinoti užduočių pabaigos datą, kas atsakingas ir panašiai. Toliau nurodykite šaltinius, kuom turi vadovautis Copilotas ir toliau, ko jūs tikitės, tai yra kokio formato, kokio tono, ilgio atsakymo ir panašiai. Vadovaujantys šitais 4 kriterijais, rezultatas bus kur kas geresnis negu įrašant poras žodžių, poras terminų. Tai dabar šiek tiek apie Copiloto su komercinių duomenų apsaugą. Kodėl jį verta naudoti? Nes kaip mačiau iš apklausų, didžioji dalis naudojate ChatGPT, kas yra natūralu, tai yra pirmas produktas, kuris supažindino turbūt pasaulį su dirbtinio arba plačiąją pasaulio dalį su dirbtinio intelekto sprendimais. Tai Copilotas, kuo jisai skiriasi, tai visų pirma duomenų apsauga, duomenys šifruojami, niekieno nematomi, lieka jums, yra neišsaugomi, jeigu jūs neišsaugot užklausos rezultato, jinai dings uždarius sesiją. Taip pat naudojami, kaip ir minėjau, tie patys galingi modeliai ir dar yra labai svarbu, kad jūsų atsakymai bus su nuorodomis į duomenų šaltinius, kuo vadovaujantis Copilotas atsakė ar sukūrė tą atsakymą. Tai jeigu kyla dvejonių dėl atsakymo kokybės arba nori tiesiog daugiau apie tai susižinoti, pasiskaityti, tai bus nuorodas prie kiekvieno teiginio, kuris
kurį gausite kaip atsakymą. Tai duomenų apsauga, galinga technologija ir duomenų atsekamumas bei viešumas, atvirumas, kuom paremti tie atsakymai. Da lengva patikrinti, ar Copilotas nenusifantazavo ir nepatyrė haliucinacijų. Ką galima panaudoti su Copilotu, kam galima panaudoti Copilotą su komercinių duomenų apsauga? Tai pagrinde tai yra, reikia turėti omeny, kad Copilotas, nemokama versija, neturi prieigos prie jūsų duomenų. Tai todėl jūs turite atnešti duomenis į Copilotą. Kaip tai veikia, tai jūs turite atidaryti, pavyzdžiui, PDF naršykliai ir paprašyti Copiloto paanalizuoti būtent tą PDF, o ne visą internetą. Jeigu norite kurti laiško turinį, jūs turite surašyti tam tikrą instrukciją, nes integracijos į patį Outlooką nėra, bet jūs galite su instrukcija surašę, galite gauti gražų laiško turinį, kurį reikės įsikelti į Outlooką. Paveiksliuko analizė ir kūrimas, jeigu PowerPoint'ui reikia, jeigu turit kažkokį grafiką, kurį norit greit išanalizuoti, galite įsikelti į Copilotą, vėlgi garantuojama enkripcija, nenaudojimas jokiems apmokymams dirbtinio intelekto modelių. Tai yra garantija, kad duomenys išliks saugus, o jūs gausite atsakymą apie tą konkretų, sakykime, grafiką. Na ir įvairios užklausos, jos apima ir palyginimas su vieša informacija, su jūsų įkelta informacija. Vienas iš pavyzdžių, ką aš pasakoju, teko rinktis namų draudimo polisą, tai aš įkėliau tiesiog abiejų polisų tekstą ir paprašiau jį palyginti Copiloto. Jis tikrai atliko gerą darbą, sutrumpino man tą laiką, identifikuodamas skirtumus tarp įvairių polisų. Kaip pasiekti nemokamą Copilotą? Tai labai svarbu, kad darbuotojai, kurie jungiasi, pavyzdžiui, prie to Copilotą per naršyklę, ar per Edge naršyklę, ar per tiesiog bet kokią naršyklę nurodydami copilot.microsoft.com, prisijungtų su savo darbinę paskyrą. Jeigu jie turės vieną iš planų, jam iš karto įsijungia be jokių papildomų konfiguracijų komercinių duomenų apsauga, kas reiškia, kad, kaip ir minėjau, visos užklausos, visas turinys yra enkriptuojamas, nenaudojamas niekam kitam, kaip tik darbuotojui, jūsų vartotojui pateikti ir toliau jis jau daro, koks jau tas planas, tikslas yra. Dar vis laukiam Windows operacinės sistemos integracijos, bus galima tiesiog tiesiai iš Windows atsidaryti Copiloto langą, vėlgi generuoti užklausas, gauti atsakymus, ir mobilus įrenginys. Toliau galim pereiti prie Copilot for Microsoft 365, tai kaip ir minėjau, čia pagrindiniai privalumai yra jūsų organizacijos duomenys ir jūsų integracija į aplikacijas, į Office aplikacijas. Matau klausimą, kuri versija palaiko lietuviškai. Super klausimas, vis pamirštu jį paminėti, nors kasdieną su to susiduriu. Nemokama versija palaiko lietuvių kalbą, mokama versija kol kas dėja nepalaiko lietuvių kalbos, nei estų, nei latvių, jokių Baltijos šalių kalbų nepalaiko. Nesenai Microsoftas anonsavo 17 papildomų kalbų, dėja į išrinktųjų sąrašą kol kas dar nepatekom, belieka laukti. Tai šiandieniniam darbiniam kontekste aš naudoju tiek mokamą, tiek nemokamą ir ten, kur man būtinai reikia lietuvių kalbos, dėja tenka pajungti nemokamą Copilotą. Aišku, nemaža dalis komunikacijos yra ir anglų kalba, tai ten mokamas Copilotas puikiai susidoroja. Tai labai trumpai dabar keletas demo scenarijų. Pagrindė patį Copilot for Microsoft 365, tas galimybės, funkcionalumą galima suskirstyti į kūrybinį darbą, tai yra pagreitinimą kūrybinio proceso, jeigu reikia kažką naujo sukurti, kažką sukurti jau seno turinio pagrindų, sutrumpinti, pailginti, pakeisti formatą, pakeisti tikslą turinio, jeigu, tarkim, turim kažkokį, vidinį techninį dokumentą, paversti jį pasiūlymą klientui ir panašiai. Toliau turim produktyvumo sprendimų skiltį, kur tokie dalykai kaip susitikimo apibendrinimai, užduočių sąrašo paruošimas ir panašiai. Taip, tiesiog bendras jūsų, sakykime, informacijos radimo, jos apdorojimo pagerinimas, tai yra, ką Copilotas duoda, tai apskritai pasinaudoti visais jūsų prieinamais duomenimis ir juos apibendrinti ir kaip pavyzdys. Paprašyti Copilotą pasiruošti susitikimui ir paklausti, kokias dokumentus ar skaidres turėčiau peržiūrėti prieš kažkokį konkretų susitikimą. Tai vėlgi mes neduodam konkrečios užduoties kurti dokumento, mes tiesiog klausiam jo, kaip man jis gali padėti pasiruošti susitikimui. Tai dabar pereisiu prie keletos, dalinsiu ekranu. Turim laiškų susirašinėjimo grandinę, taip galim ją skaityti, tai ne pati blogiausia ar pati ilgiausia grandinė, tekstas trumpas, aiškus, bet ką mes galim padaryti, mes turėdami Copilotą viršui galim paspausti Summary by Copilot. Beje, šitą prezentaciją atliekam dviese su Copilotu, tai galiu aš suklyst, gali ir Copilotas suklyst.
Bet ką mes matom? Copilotas peržiūrėjo visus 5 laiškus ir greit man surašė, ką siūlo Rimvydas, ką siūlo Justina, kokie atsiliepimai apie mano siųstą dokumentą abiejų gavėjų ir panašiai. Tai vienas dalykas, tai labai greit surašo esminę informaciją iš ilgo susirašinėjimo, kas turbūt yra naudingiau, aiškiai suformuoja užduotis, kurių tikisi gavėjai kažkokio tai laiško ir atsiuntė kaip sakykime, pastabą, užklausą, užduotį man kaip siuntėjui. Ir toliau mes tiesiog galim labai aiškiai matyti šaltinius, kuom vadovaujantis, paspaudus, einam į konkretų laišką, kur tai buvo paminėta, kieno tai buvo paminėta. Tai mes turim prašymus šiek tiek peržiūrėti Wordo dokumentą, aš dabar jį atsidarysiu vėlgi. Darysiu testinį tokį dokumentą. Atliksime keletą užduočių, duosime Copilotui atlikti keletą užduočių. Beje, iš praktikos, kaip ir minėjau, užklausos yra viso ko esmė. Jeigu kartais užklausas ilgas ir kokybiškas generuoti iš pradžių sunku, tai visą tai arba didžiąją dalim atperka kokybiški duomenys, kuriuos jūs paduodate Copilotui. Tai yra, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, norit sukurti prezentaciją, galima eiti, ir aš tą parodysiu, eiti į PowerPoint ir prašyti sukurti prezentaciją nuo nulio. Bet jeigu jūs norite kokybiškesnės prezentacijos, labai gerai prieš tai turėti Wordo dokumentą su tam tikra tema, su tam tikra struktūra ir prezentaciją kurti to konkretaus dokumento pagrindu. Tada Copilotas nesiblaško, plus jums kaip vartotojui nereikia kurti labai sudėtingų, kompleksiškų užklausų. Nes kaip ir minėjau, nuo užklausos kokybės priklauso ir rezultatas. Tai mes turim tiesiog dokumentą su įvairia informacija apie e-dviratį, techninės savybės ir panašiai. Mes paimkime ir, kaip pavyzdys, nueikime į apibendrinimo skiltį. Mes matom, čia yra viso labo vienas sakinys ir mes norėtume galbūt prasiplėsti. Tai yra sutrumpinimų įvairių terminų sąrašą pasidaryti, kurie buvo naudojami dokumento visoje šitame turinyje. Šone turime Copiloto pagalbininką pastoviai budinti ir galim paprašyti. Ir dar parodysiu čia irgi tokį tips and tricks. Būtent mes turim dokumentą, ar ne, ir jo pagrindu norim sukurti tokių apibendrintų terminų, akronimų ir techninių terminų žodyną. Galima būtų spausti generate. Iš praktikos galiu pasakyti, kad geriau yra nurodyti dar pačioje užklause tą konkretų dokumentą. Darom slash, rašom dokumento pavadinimą, spaudžiam, generate. Ir nors referuojame į tą patį Wordo dokumentą, tiesiog pačioje užklausėje nurodant duomenų šaltinį, kuom reikia vadovautis, rezultatas iš praktikos yra kur kas geresnis. Na ir gaunam įvairių sąrašą, įvairių terminų, paaiškinimų, pavyzdžiui, medžiaga, iš ko gaminamas dviračio rėmas ir panašus dalykai. Mes vėlgi vėliau peržiūrėję galim pasakyti, gal kažkurie tai nereikalingi terminai, bet jeigu mes pabandytume tą daryti patys, tai turėtume perėti visą dokumentą, tai iš tikrųjų papildomai kuriant informaciją, ją susisteminant, pakeičiant jos formatą, tikrai sutaupama daug laiko. Turim rezultatą, jeigu mus tenkina, pasiliekam, jeigu ne, galim paprašyti papildymą. Rezultatas mus tenkina, paimkim dabar, sukurkim visiškai naują dokumentą ir paprašykime sukurti dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą, kurį galbūt irgi patalpinsime į pasiūlymą, į pristatymą, kažkokią tai dokumentaciją susijusią su produktu. Na ir gauname rezultatą. Vėlgi sąrašą klausimo atsakymo. Mums, pavyzdžiui, netinka galbūt formatavimas,
Copilot'o galim paprašyti panaikinti tos bullet pointus, pridėti answer and question žodžius prie klausimo ir atsakymo ir panašiai. Tai yra tiesiog masinis formatavimas, turinio generavimas, kito turinio pagrindu, vėlgi pagal tam reikalingą formatą. Iš tokio dokumento vėlgi galima kurti customer value proposition, tai yra kažkokį pasiūlymą, galima sukurti kažkokį galbūt dviračio priežiūros gidą arba tą vartotojo manualą, kurį turėtų vartotojas nusipirkęs tą dviratį perskaityti ir panašiai. Tai yra įvairiaus turinio perpanaudojimas kitokiems tikslams, plus pridedant papildomas informacijos. Taupant laiką, pereiskime prie PowerPoint'o. Darykime dokumentus, darykime PowerPoint'ą. Na ir vėlgi, įdarbykim Copilot'ą, turim gerą dokumentą su daug detalios informacijos. Paprašykime sukurti prezentaciją, naudojantis dokumentu, kurį ką tik naudojame. Kaip ir minėjau, kodėl tai yra patogiau, dokumentas turi jau tam tikrą struktūrą, turi nemažai informacijos. Tai jeigu jūs irgi turite kažkokius dokumentus, kuriuos norit paversti prezentacijoms, tai yra tikrai labai gerai veikiantis sprendimas. Šiame etape kūrimas nuo nulio labai priklauso nuo užklausos. Vieną iš komiškų situacijų galiu papasakoti, su kolegom testavom, norėjom sukurti prezentaciją apie Lietuvos miškus. Ir nenurodėm tam tikrų parametrų, gavom vieną iš skaidrių, kur medžiuose laipioja beždžionės. Tai netgi kitokių detalių, kad jeigu mes prašom sukurti tam tikrą prezentaciją, mes turim apibrėžti, kad toje prezentacijoje turėtų dominuoti Lietuvai būdingi paukščiai, gyvūnai, peizažai ir panašiai. Tai labai svarbu ganėtinai nemažai užklausos aspektų. Ir aišku, kas yra gerai, kad nebūtina viską spėti ir atspėti iš pirmo karto pataikyti. Mes visada turim turėti omeny, kad su Copilot'u dirbam tam vadinamam conversational režime. Tai yra mes bendraujam, paprašom, papildom, pasakom, kas netinka, pasakom, kas tinka. Na ir turim prezentaciją. Vėlgi, jos kokybė, turinys, niekada negalim sakyti, kad Copilot'as už tai atsakingas. Atsakingas vadovas, tai yra aš šito atveju, kuris dirbu su Copilot'u, tai yra vartotojas, kuris prieina prie šito įrankio. Tai, kai kurie skaidrės labai gerai tenkina, kai kur galbūt reikia peržiūrėti galbūt kažkokius tai iliustracijos klausimus, kažkur galbūt praplėsti tekstą, sumažinti tekstą. Mes galim, pavyzdžiui, imti ir paprašyti add new slide with, aš paimsiu. Add new slide listing key benefits of using e-transportation to environment. Pažiūrėkim, kaip susidoros gyvame demo Copilot'as. Turim iš tikrųjų visai gerai parinktą iliustraciją. Turim tam tikrus bullet pointus, esminius teiginius, kuom e-transporto priemonės yra geros aplinkai, kaip pagerina kokybę ir panašiai. Galim užklausoj sakyti, orientuotis galbūt labiau į miesto gyventojus, jeigu tai yra mūsų tikslinė auditorija ir panašiai. Taip, dabar galime pereiti prie susitikimo. Taip, prieš renginį įrašėme tokį demo susitikimą. Rodžiau tas pačias skaidres ir su kolegomis diskutavom, kadangi lietuvių kalba nepalaikoma, teko bendrauti anglų kalba, tai mes tiesiog galim pasižiūrėti, vėlgi yra nebūtina įrašinėti susitikimo tam, kad Copilot'as galėtų apdoroti jį, mes turim tiesiog nurodyti, kad būtų generuojamas transkriptas, nes iš principo Copilot'o veikimas Teams susitikimo kontekste paremtas būtent kokybiškų transkriptų ir jo iš visų pirma buvimu. Tai galim paprašyti apibendrinti susitikimą. Gausime esminius topikus, kurie buvo temas, kurios buvo diskutuotos. Galim paprašyti sąrašo veiksmų, kuriuos aptariam su kolegomis.
mums turėtų duoti sąrašą veiksmų su atsakingu asmeniu. Tai turime keletą netgi sugrupuotų veiksmų, tai yra dalis diskusijų buvo apie pačią prezentaciją, toliau perėjom prie diskusijos apie tai, kaip produktas galėtų toliau būti vystomas. Mes matom, kas yra atsakingas. Panašu, kad visos užduotis buvo sukrautos man. Dar yra įdomus, pavyzdžiui, pavyzdys užklausos. How would you describe the vibe of the meeting? Was it friendly or tense? Tai ne tik gauname tą, sakykim taip, sausą informaciją, kas ką sutarė ir kas ką turi padaryti, bet Copilotas sugeba įvertinti ir nuotaiką. Tai, pavyzdžiui, iš esmės tai buvo teigiamas susitikimas, buvo ir pajokauta, ir pagirti kolegos, tačiau man patiko komentaras, būtent Rimvydas šiek tiek pertraukinėjo mane kalbant, tai Microsoft Copilotas tą užfiksavo, Rimvydas interrupted, labai keista, kad net pažino manęs, nors kai užduotis reikėjo skirti, tai aš kuo puikiausiai buvau atpažintas, bet aš pranešėjas buvau, tai speaker one esu aš, tai Rimvydas mane pertraukinėjo. Toliau. Manau, kad buvo dėl to, kad aš įjungiau šitą transcriptioną ir jis po to, kaip aš pradėjau rašinėti. Okay. Ir matom, čia dar kairiai galim disclaimerį pasakyti, čia kur kairiai pusėje toks nelogiškas tekstas viršui, tai ten mes lietuviškai kalbėjom ir kažką panašaus atpažinom. Tai nuo šitos vietos prasidėjo diskusija. Tai kaip ir matom, Microsoft Copilot Teamsuose iš tikrųjų sutaupo labai daug laiko iš tos pusės, kad nebereikia konspektuoti, nebereikia užsirašinėti, nebereikia tais, sakykime, užduotimis siuntinėtis, dalintis. Taip mes kažkuris galim sugeneruoti ir sukurti tas užduotis, bet konspektą atlieka Copilotas, nebereikia prisiminti, nebėra užmarštumo faktoriaus, plus yra atpažįstamas ta nuotaika. Man dar kas patiko, pavyzdžiui, jeigu kažkam iš kolegų dalyvavusių susitikime rūpi kažkoks, sakykime, konkretus, ar žmogus, ar projektas, ar tema, jis gali paklausti labai konkretus klausimą. Tai šituo atveju mes tiesiog vienoj vietoj palyginau kolegą su Elonu Musku dėl jo reiklumo. Tai galiu paklausti taip. Was Elon Musk mentioned in a meeting? In which context? Ir taip, Elonas Muskas buvo paminėtas, tol kad pranešėjas, aš juokaudamas palyginau Rimvydą su Elonu Musku. Pagrinde dėl to, kad jis reikalavo, kad prototipinis dviratis būtų atliktas iki savaitės, paruoštas jam išsibandyti iki šios savaitės pabaigos. Tai, susidarot idėją, kaip Teamsuose Copilotas gali palengvinti jums gyvenimą ir aš taip, jeigu iš praktinės pusės sakyčiau, tai yra turbūt aplinka numeris 1, kurioje Copilotas tikrai atneš labai daug laiko sąnaudų, tikslumo, laiko sąnaudų sutaupimo, pagerins tikslumą, follow-upus, nes lygiai taip pat galima užduoti sekančiam susitikimui klausimą, kokius galimus klausimus tu man pasiūlytum užduoti sekančio, pavyzdžiui, susitikimo metu ir bus vėlgi sugeneruota. Rimvydas minėjo, kad gal padaryti 3 baterijų dviratį, tai bus sugeneruotas, pavyzdžiui, klausimas, kaip tai atsilieps kaštams ir panašiai. Tai tiek iš manęs, beveik tilpau į laiką, nežinau, Rimvydai, ar iš karto nori perimti, ar mes galim dar kažkiek tai klausimams, ar klausimus pabaigą paliekam. Gal palikim pabaigai, kad tikrai spėtumėm turinį pristatyti, po to jau, arba gyvai, arba tu klausimus atsakysi. Žodis tau. Ok. Tai pratęsdamas Augustino šiek tiek pasakojimą norėčiau parodyti iš kitos, iš techninės pusės, kas ten fone dedasi, kaip atrodo Copilotas, kas ten vyksta po apačią, pavadinkim, tai matome tas minėtas Copilotas nemokamas ir kokie galimi šaltiniai, tik jų aplikacijas. Ir matom, kad yra naudojamas Bing Chat orkestratorius, vėlgi kreipiamas į Azure OpenAI servisą ir iš esmės, ką yra suindeksavęs Bing Search'as ir apdoroja tuos rezultatus. Ir jeigu toliau pažiūrėsim į
Microsoft 365 Copilotą, matom, kad čia yra daug daugiau komponentų, yra jau sukurtas naujesnis Copilot orkestratorius, žiūrima ir į teisės, naudojamas ir Microsoft Graph API, kuris gali kreiptis į bet kurį jų servisą praktiškai. Matome, kad Exchange, SharePoint'as, OneDrive'as ir kiti dalykai indeksuojami atskirai su semantiniu indeksu ir naudojamas atskirai dedikuotas ir OpenAI servisas Microsoft 365 servisui. Ir dar yra galimybė turėti pluginus, kurie iš Copilot Studio gali ateiti. Ir jeigu dar web search'as, tai prisideda Microsoft Bing search'as, kad galbūt kažkam įdomu, kaip čia viskas fone vyksta. Yra, kaip minėjau, dar toks, kuris kaip Copilot Studio, kur mes galime kurti papildomus priedus ir tam pačiam Copilotui pridėti papildomą turinį, papildomų instrukcijų, integracijų su kitom sistemom ir turėti tokį dar galingesnį Copilotą su praplėstu funkcionalumu. Ir jeigu pažiūrėsim į visą Copilotų šeimą, čia šiek tiek sena skaidrė, bet mintis panašiai, tai matom, kad viskas remiasi ant Azure OpenAI serviso, ant skirtingų GPT modelių ir po to kiekvienai paslaugai padaryta po skirtingą Copilotą, su skirtingom instrukcijom, su savo kainodara ir su skirtingom galimybėm integruoti. Ir, pavyzdžiui, dažnai kyla klausimas, kodėl tam tikra kalba nepalaikoma tam Copilote, nors pats Azure OpenAI modelis kaip ir kalba ir supranta, tai iš esmės Microsoft reikia laiko, kad pritaikytų logiką ir optimizuotų tas sisteminės užklausas, kad jis tinkamai veiktų gražiai su ta kalba, tai tiesiog reikia palaukti, tų kalbų atsiranda. Ir suprantam, apie kokią dydžią integracijas ir sudėtingumą kalbam. Ir kur buvo minėtas Copilotas nemokamas, bet su komerciniu duomenų apsaugai, tai iš esmės ten yra disablinami visi pluginai, kad kažkur duomenys neiškeliautų iš to Bing Search Engine. Tai tokia mintis. Galbūt šiek tiek kažkam aiškiau, kas ten vyksta fone ir kas tas Copilotas. Jo, tai Copilot geroji dalis, kad nereikalinga jokia papildoma infrastruktūra, paprasta vartotojams paleisti, nereikia apmokyti kažko papildomai ir vartotojų kasdieniams veiksmams. Tai yra gana geras pagalbininkas ir padeda būti produktyviems. O tuo tarpu aš dabar noriu trumpai papasakoti apie Azure OpenAI servisus, kurie duoda galimybę naudoti kitus savo duomenis, ne tik 365 aplinkoje esančius, leidžia konfigūruoti pagal savo poreikius, politikas, naudoti įvairiausias integracijas, programuoti, kurti savo vidinius produktus, išoriai galbūt produktus, savo Copilotus visiškai unikalius pasidaryti, mokyti iš savo duomenų rinkinių. Tai noriu parodyti iš šitų visų servisų, kas yra naujo. Vėlgi aš paminėsiu keletą dalykų ir po to parodysiu, kur aš jau apie tai pasakojau prieš keletą mėnesių ir kur galit pasižiūrėti. Tiesiog nenoriu kartotis ir aną kartą daug kalbėjau apie Azure OpenAI. Šiandien norėčiau daugiau papildyti ir papasakoti apie kai kurios nepelnytai pamirštus papildomus cognitive services, kurie be OpenAI, bet turi integraciją. Tai čia matom juos visus, kokius mes galim susikurti Azure portale. Ir tą, ką pasakojau anksčiau, praleisiu, bet kelis dalykus noriu dar pakartoti, kad ar girdėjot ar negirdėjot, kad labai svarbus dalykas, kad Microsoft'o politikos teigia, kad jūsų duomenys yra tik jūsų duomenys, jie niekaip yra nenaudojami savo treniruoti kitiems modeliams, naujoms paslaugoms, tobulinti, viskas lieka jūsų tenante, šifruota ir jūs valdote, kas su tais duomenimis daroma. Ir tai yra parašyta Terms and Conditions ir pilnai kontroliuojama Microsoft'o, net nesidalinama su OpenAI, nors tai yra fone tie patys modeliai. Tai keletas dalykų, o visa kita, kas yra apskritai Generative AI, kuo skiriasi OpenAI nuo Azure OpenAI, kokios yra galimybės, kuo skiriasi tie skirtingi modeliai 3.5, 4 ir panašiai, kokie yra saugumo iššūkiai, privatumo, kas už ką atsakingas. Ir yra įkeltas įrašas iš gruodžio mėnesio, jis gana ilgas, bet yra sudėtas turinys, apie ką kalbama, kuriuo metu. Tai galit susirasti ir QR kodą nusiskaitę, rasit tikrai ilgas gavosi pasakojimas, bet gana detalus, kad suprasti apie ką nuo pradžių, kaip viskas veikia, kodėl taip veikia, kokie yra apribojimai ir panašiai. Tai kviečiu nusiskanuoti QR kodą arba tiesiog YouTube platformai paieškoti Azure OpenAI webinaras ir rasite.
Ir norėčiau šiek tiek papasakoti, kas nutiko nuo gruodžio, nuo tada, kai paskutinį kartą kalbėjom. Tai tikrai gyvai ir labai stipriai vystomi servisai, tai atsirado dar papildomų naujų regionų. Azure OpenAI modeliams galime dar ir Europoje papildomų regionų ir kitose pasaulio kampuose atsirado. Tai mums duoda dvi galimybės būti arčiau kliento, užklausą paduoti ir taip pat turėti didesnį kiekį užklausų, nes jos yra ribojamos visiems ir reikia balansuoti tas užklausas tarp skirtingų regionų. Atsirado nauji modeliai, atsirado kai kurie nauji pigesni modeliai, atsirado nauji API, naujos galimybės fine-tuningui, kurios leidžia dar patreniruoti modelį su savo duomenimis. Kai kuriems modeliams buvo kvotos, reiškia užklausų kiekiai, limitai padidinti. Azure AI Studio atsirado papildomų trečių šalių modelių, tokių kaip Mistral ir kitų, kas labai palengvina visą bandymasi atsirinkimą tinkamą įrankių, nes galite paimti ir su viena sąskaita išsibandyti skirtingus gamintojus, skirtingus dalykus. Taip pat atsirado asistentai, atsirado lengvesnis būdas atsinešti savo duomenis ir, kaip minėjau, cognitive servisai seniai buvo papildyti su OpenAI funkcionalumu. Tai trumpai, Azure OpenAI on your data atsirado galimybės lengviau integruoti duomenų bazės arba naudoti websaitus, arba tiesiog įkelti failų rinkinius. Ir seniau turėjom tik galimybę įkelti failus ir juos suindeksuoti. Dabar yra šiek tiek daugiau galimybių, lengviau išsibandyti su savo duomenim. Kaip minėjau, nauji regionai, nauji modeliai, daug preview modelių su visai naujais duomenim, šviežiais duomenim, didesnė duomenų bazė, didesniais limitais. Tai vėlgi renkantis kokį GPT-4, kur leisim, vėlgi priklauso, kuriam regione mes paleisim, nes kartais klientai skundžiasi, sako, nematau GPT-4 Vision. Nes, kaip matom, jis prieinamas iš Europos, prieinamas tik Švedijos regione. Tai vėlgi reikia pasitikrinti dokumentaciją ir atitinkamą regioną pasimti. OpenAI asistentai tai yra tokie kaip custom GPTs, kur galima padaryti labai specifinius asistentus, kurie gali ir kodą interpretuoti, ir atlikti įvairias funkcijas, ir paaiškinti, kaip kažkokį kodą atliko. Čia toks labiau advanced dalykas, bet panaudojimo galimybių tikrai daug. Toliau, kaip ir susijęs dalykas, kaip ir nesusijęs, bet vienas iš copilotų, kuris yra apmokamas per irgi Azure sąskaitą, yra GitHub copilotas. Ir dabar yra atsiradęs, jau prieinamas visiems, yra keli lygiai GitHub copilot personal, business ir enterprise. Tai vat šį įrankį sukūrė GitHubas, OpenAI ir Microsoftas. Jis kodo iš kažkur nekopijuoja, jis yra apsimokęs ir jis kuria naują kodą pagal užklausas. Ir tai yra vienas populiariausių dabar AI developerių asistentų įrankių. Ir kaip matom, populiariausias planas, kaip minėjau, GitHub Copilot Business, apie $19 per mėnesį vartotojui. Nėra ilgų įsipareigojimų, galite tik mėnesį užsisakyti, pasibandyti, galima per tą mėnesį laiko priskirti keliems vartotojams ir viskas gali būti apmokama per Azure subscriptioną. Ir visas tas valdymas, priskirimas yra daromas GitHub organizacijos savitarnoje, GitHub portale. Kaip tai atrodo ir kas dar svarbu, vėlgi kai kurie klientai klausime, sako, GitHub'ą matome tik, kad jis įjungtas, bet negalim savo Visual Studio Code matyti ar kažkur. Tai GitHub organizacijos savininkas valdo politikas tam tikras įmonės mastu, ar leidžia Copilot chatą ir patį Copilotą naudoti tose įrankiuose, kodo editoriuose. Tai čia reikia susirasti, išjungti arba įjungti pagal jūsų politiką. Galima nurodyti, kad tam tikro turinio iš jūsų kodo, iš jūsų su kažkokia žyma esančio kodo, kad jo nenaudotų ir jo niekaip nesiūlytų, kad jis būtų toks visiškai privatus, jį kaip ekskludinti, pavadinkim. Ir pačiam, pavyzdžiui, Visual Studio Code jis atrodo taip, galim pažymėti kodo dalį, galim paprašyti jį padokumentuoti, galim paprašyti jį paaiškinti, pataisyti, sukurti testus arba šone tiesiog padiskutuoti apie kažkokią kodo dalį ir paprašyti sukurti naują mygtuką. Patyrusiems programuotojams galbūt tai nėra labai super įrankis, kuriuo remtųsi jie, bet pradedantiems tai manau, kad yra
tikrai didelis pagalbininkas ir čia anksčiau, jeigu matėm statistiką, buvo pasamdyta dvi grupės žmonių, kurie ir vieni naudoja Copilotą, kiti nenaudoja, tai vat jiems duota užduotį sukurti website, maždaug daugiau nei 2 greičiau sukūrė, nes pasirėmė pagalbą. Taip, yra Copilot for Security, apie kurį minėjo Augustinas. Jo dar nėra, bet vakar paskelbė, kad bus prieinamas nuo balandžio 1. Kainodara tiksli, vėlgi, bus neužilgo paskelbta, bet yra tokių gandų, kad tai bus irgi mokama per Azure subscription, bus tokie nauji Security Compute Units per valandą vienetai. Ir kiek supratau, jos bus galima naudoti pagal poreikį, klausti pagalbos iš Intune aplinkoje, Defender aplinkoje, Sentinel aplinkoje ir visose kitose Microsoft Security įrankiuose. Tai labai laukiam šito įrankio. Yra pavyzdžių, kaip jis turėtų atrodyti, kaip jis gali ir sumarizuoti, santrauką padaryti kažkokį incidentą ir pasakyti, kaip jį galbūt spręsti. Tai turėtų būti įdomu. Kadangi turim nedaug laiko, skaidrių paruošiau mažai ir norėčiau pereiti prie šiek tiek demo parodyti, nes radau vėlgi naujų įdomių demo. Ir po to, kai po demo bus svečias, kuris yra iš mūsų partnerių ADD, iš Slovenijos, ir jis parodys dar savo custom demo, kokių prikūręs. Kas po viso šito, turbūt pasiliksim klausimams atsakymams, jeigu ne, mūsų kontaktai, mūsų e-mailai visiems jūsų klausimams šią temą matome ekrane. Įrašą turėtumėte gauti paštu ir vėliau greičiausiai vėl kelsime į YouTube platformą. Ir dar turim pasileidę naujienlaiškį, galit nusiskanuoti kodą, galit užsisakyti prenumeratą, pažadam daug nespaminti, bet dalintis tokiais vertingais patarimais, ką patys randam, ką išbandom, pasidalinti su savo klientais. Gerai, dabar demo eilė. Nuo praeito karto, nuo gruodžio stipriai pagerėjo ir pats Azure AI Studio, kuris vis dar yra preview, bet atsiranda daug naujų dalykų. Tai, pavyzdžiui, kaip minėjau, tą patį Mistral modelį, mums nereikia eiti pasirašyti atskirą kontraktą su kita įmonė. Jie oficialiai susipartneriavo su Microsoft ir mes galim paimti kaip iš Azure Marketplace nusipirkti ir užsisakyti vieną iš šitų modelių. Vėlgi čia pagerėjo projektų kūrimas, mūsų turimų kaip įrankių prijungimas, galim prijungti kelis AI įrankius iš skirtingų šaltinių ir kurti tikrai didelius projektus. Vėlgi darėm nemažai bandymų su Visions ir visais, tai kaip pavyzdys, tokių idėjų buvo, tarkim, turime viešbučio kambario nuotraukų, galime įkelti jų keletą, kaip atrodo kambarys, kaip atrodo baseinas, kaip atrodo vonia, kaip atrodo žaidimų kambarys ir paprašom pagal instrukciją. Čia trumpai noriu parodyti, kaip Vision Services yra ir pagreitėjęs, ir daugiau panaudojimo galimybių yra atsiradę. Tai tarkim, turim viešbutį, norim kelti į Booking ar kažkur aprašymus, tai galim padaryti gražius. Tik iš to, kas matoma nuotraukoje, galime paprašyti tą patį padaryti ir lietuviškai. Yra klientų, kas jau testuoja su produktų įkelimu į e-shopus, kuria prekiams aprašymus prieš iš nuotraukų įkeliant į elektroninę parduotuvę. Yra, kas ieško defektų, lyginant su kokybiškas prekės nuotrauka. Panaudojimo būdų tikrai daug. Toliau, kas yra dažnai pražiūrėta, tai kad Azure AI Studio turi ir krūvą kitų studijų. Tai yra Machine Learning Studio, Language Studio, Speech Studio, Vision Studio ir kitų. Tai noriu keletą šiandien trumpai parodyti. Ką mes turim? Document Intelligence, nuo senų laikų jis būdavo, dar kai visiškai net nekalbėjom apie jokius OpenAI, šitas įrankis buvo, dirbo savo darbą, tik jis dabar yra, kiekvienas iš šitų įrankių yra iš esmės pagerintas, patobulintas, kuris gali geriau atpažinti, turi didesnę duomenų bazę iš tų pačių AI modelių ir pateikia geresnius rezultatus.
šitas pavyzdys gal netoks įdomus, kadangi turi mažai laiko, pereikim prie Vision. Tai yra vaizdo atpažinimas tiek video, tiek nuotraukų. Ir čia yra gana gražių pavyzdžių. Pirmą parodysiu paruoštus pavyzdžius, paskui parodysiu, kad veikia ir ne tik su paruoštais pavyzdžiais. Tarkime, įkeliame video į Azure AI Vision Studio, kur veikia Cognitive Services su Vision. Ir jis yra dabar šalia papildytas su GPT-4 Vision, kuris gali dar atpažinti daugiau dalykų, turi iš esmės didesnę duomenų bazę, kas vyksta. Tai mes turime suindeksuotą video rinkinį ir čia yra pavyzdžių, kad mes norim surasti, kur yra, pavyzdžiui, dėl saugumo, kad žmonės ant kopėčių arba yra ir žmogus, ir kopėčios viename kadre. Tai atitinkamai į konkrečią vietą mus nukreipia ir parodo panaudojimo galimybės dėl saugumo, dėl incidentų. Ir kas yra gerai, kad šitas nėra būtina to vaizdo įrašo transliuoti visada į cloudą, jis gali prasisukti lokaliai ir tik tam tikras užklausas duoti į cloudą. Galim padaryti ir custom užklausą, kurios nėra, kažkodėl man neleidžia. Tai iš esmės galime įrašyti person running. Turėtų surasti. Okay, čia gal ne running, bet praeina greitai. Įkėliau video ir tikrą, neparuoštą iš anksto, nesurežisuotą, tai kažkokį reklaminį Vilniaus video. Jeigu norim visą suindeksuoti iš viso vaizdo įrašo, kur yra hot air balloons, balionai, kiekvieną kadrą suranda, pažymi ir atitinkamai po to viską galima eksportuoti, integruoti į kažkokią sistemą. Viskas kodas aprašytas ir panašiai. Ką dar turime? Galima naudoti parduotuvėse. Kiek žmonių kirto tam tikrą vietą, tarkim, įėjimą arba kažkokią nesaugią vietą, kur parašyta, kad neiti, ir tiesiog gali būti sistema, kuri skaičiuoja žmonės. Gyvai. Gali skaičiuoti gyvai, gali neskaičiuoti negyvai. Ir kaip matom, tai gali būti kaip Azure IoT platformos dalis, gali veikti Dockeryje lokaliai pas jūs, kažkur parduotuvėje, sandėlyje, tai vėlgi nėra viskas paremta tik cloud'u. Ką toliau turime? Turime transkriptus. Čia yra Speech Language Studio, kuris turi pavyzdžių, ką mes galim daryti su tekstu. Tai tarkim, vėlgi, šitas servisas buvo seniai, bet jį pagerina Azure OpenAI servisai, kurie gali sumarizuoti, apie ką buvo kalbėta labai trumpai, kokios buvo teigiamos, neigiamos emocijos, reakcijos, galima anonimizuoti duomenis gaunamus ir iš esmės visą tai po to pateiktas kaip pavyzdys, kaip mes galim tą integruoti kažkur į savo sistemas. Vėlgi tikrai čia įdomu pasibandyti ir šitas turint Azure subscriptioną, turint Azure prieigą, šitą AI studiją atsidarius, galima pačiam išsibandyti, įsikelti savo turinio ir pasižiūrėti, kokia kokybė, kaip veikia, net nieko papildomai iš pradžių neprogramuojant, neinvestuojant daug laiko į pačią sistemą, bet tiesiog, kad suprastumėm, ar mums tinkama kokybė, tinkamas lygis to rezultato, ką gaunam, ar mes matom naudos. Kad šitą parodžiau. Čia dar galbūt įdomesnė dalis, vėlgi speech to text. Kėliau audio failą paimtą iš žinių portalo, iš lietuviškų žinių portalo. Labas rytas, yra pusė 8 metas žinioms. Nežinau, ar garsas girdisi, bet tiesiog niekur neapmokytą failą, lietuvišką iš LRT žinių paimtą, suindeksavo, padarė transkripciją. Ir ką mes galim po to daryti, galim kurti balso modelius, galim sumarizuoti šitą tekstą, galim daryti kažkokias santraukas, galim rašyti naujienų straipsnius ir begalę panaudojimo dalykų. Tikrai dabar visi šitie įrankiai veikia ženkliai kokybiškiau, ženkliai geriau, kaip pasidarė ant šitų seniau buvusių Cognitive servisų ir papildomai OpenAI integracija. Daug prasiplėta modelis. Ir čia vienas įdomesnių pavyzdžių yra Speech Studio.
Du pavyzdžius noriu parodyti, jeigu spėsiu ir pasirinksiu Try with my own video. Vėlgi iš tų pačių žinių iškarpa trumpa ir galim pasirinkti. Matom, kad stebina, bet turim ir lietuvių kalbą. Ir pasirinkę lietuvių kalbą mes galime pabandyti, kaip realiu laiku vyksta titrų uždėjimas. Nieko nėra apie tai kelta. Failą įkėliau šiandien, paleidau ir jis gyvai atsilikdamas kelias sekundės bando sudėti titrus lietuviškai. Pažiūrėkim, kaip ta kokybė atrodo. Labas rytas, yra pusė 8 metas žinioms. Izraelio gynybos pajėgos. Demo nepavyko, nes matau, kad kalba kažkodėl ne tą nusistatė. Okay, pabandom šitaip. Naktį smogė grupuotės Hezbollah taikiniams Libane. Tuo metu grupuotė Hamas sako, kad Gazoje laikoma iki 250 Izraelio. Okay, keista, nes šitas demo veikia prieš valandą laiko, gražiai lietuviškai rašė. Tikrai veikia, nežinau, kažkur susimaišė dabar sistemoje, kuri čia kalba. Okay. Kitą tikrai geriau veikiantį pavyzdį turiu, kuris kiek įdomesnis ir toks galbūt irgi modernesnis, kad mes galim turėti tą patį pokalbį, panašų kaip su OpenAI, tik galim panaudoti esamų modelių arba galime sukurti savo tokį avatarą, kuris nėra kažkoks pieštinis žmogeliukas, gali būti tikras žmogus. Aišku, tam reikia paruošti turinį gana stiprų, filmuotis už žalio ekrano, pagal instrukcijas įvairiai nufilmuoti, daug teksto prikalbėti, bet tas iš esmės sintezė po to ant viršaus, kaip padaro, kad juda lūpos ir kaip šneka. Tai galim pažiūrėti pradžią, kaip angliškai kalba. I can answer your questions, set alarms, provide reminders, and more. Just let me know what you need help with. Iš esmės tai vyksta tas pats pokalbis su OpenAI, tik ant viršaus yra užlipdytas virtualus avataras, paruoštas. Kaip sakiau, galime ir savo pasigaminti ir mes galime tiek rašyti, tiek žodžius sakyti, tiek sudėti kažkokius mygtukus. Tai vėlgi čia panaudojimo galimybės tokiam personalizavimui, klientų aptarnavimui, kad jaustųsi, kad nebendrauja su kažkokiu botu kampe teksto langelėje, bet jo kažkas klausosi ir jam išneka. Lithuania is a country in Europe, located on the eastern shore of the Baltic Sea. Bet kas yra daug įdomiau, kad mes turime, aišku, mažesnę kokybę, galbūt ne tokį gražų natūralų balsą, bet mes turime ir lietuvišką balsą. Ir mes galime kalbėti lietuviškai ir pasakyti Labą dieną. Labą dieną. Kaip galiu jums padėti? Papasakokite žiūrovams trumpai apie Lietuvą 1-2 sakiniais. Lietuva yra Baltijos šalių dalis su turtinga istorija, unikalia kultūra, gražiais gamtos kampeliais ir draugiška žmonėm. Ten rasite daugiau nei 300 metų senumo architektūros paminklų, panoraminių vaizdų ir skanių nacionalinių valgių. Tai kaip matote, kalba lietuviškai, skyrus laiko galima pasidaryti ir savo virtualų asistentą, kuris būtų lietuviškesnis, pavadinkim, bet galima ir balsą treininti, padaryti ir balsą į kažką panašesnį. Čia yra iš anksto sukurti modeliai, kurie, kaip girdit, galbūt skamba ne super natūraliai, bet jie yra paruošti, juos lengva integruoti, yra daug pavyzdžių, galima į savo website, į savo vidinės sistemas įsidėti, kur, manau, tas toks ryšys ar mokymosi kažkoks portalas, jeigu būtų sukurtas, daug natūralesnis negu rašyti ir skaityti teksto, žiūrėti į kažkokį lygį ir gyvą žmogų ir galbūt bendrauti balsu, kaip matėt, tekstą ir mano sakomus žodžius irgi atpažįsta gana gražiai. Ir kaip tas viskas vyksta, reikia sukurti, jeigu norim savo audio, savo video ir galim iš esmės integruoti bet kokią sistemą. Ir
Kas dar yra? Dar yra Machine Learning Studio, toks labiau advanced dalykas, bet vėlgi tai yra to paties Azure AI Studio dalis. Tai čia jau, kai išsibandote vieną kitą įrankį ir kai turite programuotojų ir norit kurti kažką rimčiau, norit lyginti skirtingus modelius, norit balansuoti užklausas pagal tam tikrą kažkokią logiką, tai matom, kad galime užklausai naudoti kelis skirtingus modelius, įterpti kažkokias papildomas funkcijas, kitus šaltinius ir sudėlioti visą tokią seką veiksmų, kur dirbs galbūt net ne vienas AI įrankis. Ir tikrai čia pažengusiems, aš pats dar labai, kaip matot, tokiais paprastais pavyzdžiais, kur skaičiuoja vienos spalvos mašinas, testuojasi, bet galimybės atrodo neribotos. Aišku, čia turi prasisukti resursai, pasileisti, kad galėtume visą tai vykdyti, bet matot, kiek yra visokių integracijų ir kokį galime struktūrą sukurti. Po to paruoštas vėlgi įrankis, kuris padeda greičiau susikurti vieną ar kitą įrankį. Taip, galvoju, ir viską, ką norėjau, parodžiau. Turbūt, kad taip. Dar vienas dalykas. Iš to pačio teksto klasifikavimo, tai mes galim paimti ir nustatyti, pavyzdžiui, klientų nuomonę iš visų surinktų feedbackų, iš komentarų, galim rinkti statistiką apskritai apie mūsų helpdesko kūriamas paslaugas, atsakymus, skambučius. Vėlgi, ir kas šitoje sistemoje yra gerai, kad mes galim ne tik kaip per chatą, kad mums atsako, buvo teigiamai arba neigiamai, bet mes galim čia šitoje studijoje žiūrėti, kodėl tai buvo nuspręsta ir tiksliai treniruoti modelį, kaip jį pagerinti ir kiekvieną atsakymą pažymėti, ar jis buvo teisingas ar ne. Tai šiandien tiek. Azure AI studija yra nemokamas, jums reikia tik Azure subscription'o ir galite išsibandyti daug įdomių dalykų. Suprasti galimybės, per daug nieko neprogramuodami, neturėdami labai specifinių žinių ir tada sukurti galvoje idėją, kur jūs galite savo versle panaudoti visą šitą, o tada jau pasiieškoti pagalbos, kas padės tą sulipdyti, padaryti saugų, gražų įrankį ir panašiai. Tai šiandien iš manęs tiek, nenoriu atimti dar iš trečio dalyvio laiko, tai ačiū. And Urash, are you here? Yes. Yeah, sorry, it took 9 minutes, but you can go over time, and I think recording is on, so who can will stay, who cannot stay, they will watch the recording. So the floor is yours. Agreed. I'll try to speed up on the points where you already explained a lot. So let me just share my screen. Can you just confirm that you see it, Rimvydas? Yes. You do. Great. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today. Dear Fortevento team, thanks for having us on this webinar. My name is Uroš Hudi and I'm Director of Data and AI at ADD. Today we will just briefly show you, first I'll tell you about who we are, what we do, in case you're going to need in the future any of our services. Then we'll go through the virtual assistants, how we imagined them, how we designed them for our customers, for some, let's say, companies that need this kind of solutions. And then we'll go to the demo. One demo is prepared for the public sector. So actually the Slovenian Ministry of Defense, it's for their website, and the other one is the retail case. I'll tell you about the differences as we speak and as I show the real video about the demo that we're going to go through. I'm sorry I don't speak Lithuanian. I tried to get some words that Rimvydas was explaining now, so maybe something will be repeated in my presentation, but I'll try to be, as I said, as fast as possible. So about ADD, who we are, we're partners of Microsoft for more than 20 years. We have around 60 employees and work all across the Europe, Asia, and in Africa. We are very proud to be Microsoft solution partner for data and AI with advanced specialization. So
this is where we can actually come in and help you. So from the experience point of view, we do everything from data strategy through the gap fit models and the designing and implementation of analytical platforms, and at the end, also some advanced scenarios on machine learning, AI, and also OpenAI lately. From the industry point of view, we have really extensive knowledge on manufacturing, power utilities, retail, wholesale, and omnichannel. These are just a few of our customers that are listed down here. But let's leave that aside. That's just for you to put us on the map somewhere. Regarding the virtual assistants, we do, and everything is based on Microsoft Azure OpenAI service. Also, what I said before about the data platforms, everything is now put on Azure, so all our efforts are with the Microsoft. Lately, we're mostly working with Fabric, so that is something that also, if you consider something implementing something like that, you can call to us and we'll help you with that. Okay, so intro to virtual assistants. So what are they? They're actually just programs created for some kind, for the interaction between the human and machine. So they're with us for, I think, that more than 15 years already, but they were normally, let's say, not very smart before. With the introduction of the artificial intelligence, especially with the Azure OpenAI service, they're becoming more and more smart. So they're capable of understanding and responding to some commands. On the other hand, they can simulate conversation in natural language, which provides, of course, better user experience. They can respond to more than one query at the same time, and so on. LLM models, this is something that Rimvydas was already explaining, so I will not lose a lot of time here. So let's just dive into where ADD comes in when we're talking about virtual assistants. So we are a player with the niche scenarios, let's say like that. Why Microsoft Azure OpenAI service? Because it's safe and secure, safe from the usage point of view, and on the other hand, secure regarding the data that is used for the conversation, for these chats that are in place there. So the other, let's say, where we come in is where the credibility of the response is of big importance. What that means, it cannot be for the Ministry of Defense. What was their biggest problem was that they already have an assistant. They had it before, but it was with, let's say, combining it with a lot of information that were not verified and they were not correct. It started behaving very strange. It was the response was not credible anymore. Let's say, it was a stupidity what came back as a response from that virtual assistant. So they decided to shut it off, and now we're trying to do it based on Azure OpenAI service, a new one, and created specially for them. Normally, it's a bigger company environment that we're covering, but it's not the rule, I'd say. Okay, so data processing. Try to just use my laser pointer. If I start down here, so this is the data that you would like to have, let's say, a very isolated set of data that you would like to use with your virtual assistant. What that means is that we can take different data types, different data sources, and use them as a source for this part here, which we call a knowledge base. At the end of the day, this is what you and your customer see. So this is just your part, and this app is something that your end users see, and this is where they communicate with the virtual assistant. So when the input comes in, it goes through the chat completion API, where it enriches the input, goes down here to the knowledge base, gathers the information based on the best match that they can, goes to the Azure OpenAI base model, and then comes back to the customer. So when you're talking to the virtual assistant, it goes every time for every question, goes like in this direction. However, this upper square that you see here is some kind of shield. Why shield?
We said before that it needs to be secure, it needs to be safe. And this one is for the safety reasons. So no harmful inputs or outputs can be produced or are not allowed to be produced through the OpenAI Azure service. So, I'll try to like that. So what we can use for this virtual assistants. So we can use different data sources. It can be in cloud or it can be on-prem. It can be different data source formats. We use the SQL database, I'll show you in the demo. We also use the TXT file that I'll also show you in the demo, but it can be also some other readable formats. On the other hand, we can use different OpenAI services, variety of models. So one of the demo scenarios will be on the GPT-4, the other one will be on the GPT 3.5. However, now it is seen that the GPT-4 works faster, it works more accurate than the 3.5, but we'll talk about that when we see how it actually works. So we divide these virtual assistants into two different groups. So the first deviation is based on data source type, and that means that one type of the data can be publicly accessible data. That means that there's no restriction about who can see that data. On the other hand, the internal data sources, such as ERP or CRM systems, need to have some kind of verification in between. This doesn't mean anything else than as if you have some portals for your customers. Again, if it's something that's not publicly accessible information that you provide to them, they need to verify in a way that they are a certain customer, right? And the last option is then the combination of these different data sources. On the other hand, we have the difference in the usage. So one is open, let's say, to the outside world. So the customers, the external users, let's say on the e-commerce shop, there you can see that what we can do is we can provide the product recommendations based on OpenAI. We can also add or combine this one with some machine learning models in behind, which will give even better results based on the customer history of purchases and so on. And of course, the company use. This one, for example, it can be used, let's say, if you have, if we're talking about, let's say, telco company, they have to take care of huge amount of different manuals that they need to, for example, help the customer with a specific model of a let's say a phone. And what they need to do is they actually, if we go back, the contact center operator needed to go through a lot of different information through the manuals. At this point, they can just actually ask this virtual assistant for this and this model of the phone. I would need specific information, and they get it. So that's one option. And the second one, which is also, let's say, very handy, the onboarding of new employees is much faster. And at the end of the day, everything is going around how to boost the not the profitability itself, but how to boost the productivity. That will boost the profitability. Okay, now let's come down to the Become a Soldier webpage. So this is the public sector. This is how the webpage looks like. And we have created a virtual assistant that is part of the web page, actually. What we're doing in this case is that we're scraping the data that is already on the web page. It has actually two benefits. One is that the customer only needs to correct data, change data on this one source or on this one site. So it's not needed to be as a separate database just for the virtual assistant, but we just take periodically the data from the web page. And then how the data looks like. we tried with input in Slovene language and output on English. We tried input in English language and output in English. Every combination in this case works. What you'll see today is actually how it works when we translate before and just use the English version of this source data that we have here. If we go
to the demo. So this is something that it looks like it's a chatbot, it's a virtual assistant, and you'll see some different questions that we have asked it. So the data source for answering any of these questions that we're going to provide here is based in that TXT file that I showed you before, and that TXT file was scraped from the database, from the web page of the Slovenian army. So this web page was specifically created for let's say boosting the professional soldier coming to the army to become the employees or to become the professional soldiers. So it's a bit of specific, and you can see here that the answers that this one is based on with the GPT-4 model. It can also give you quite, I would say, long answers. However, you can limit this. This one is now to, I think, 200 tokens. What you can do is do it then on 100, and it will be, let's say, smaller. What you could also do is, if you get back, let's say, too much of a text, you can say summarize into, I don't know, 1 or 2 sentences and so on. It works in the same way as it works the ChatGPT, but it only works with the specific data source that was provided in that TXT file that we pushed in. What this means, it gives you all the questions. Now we'll come to the point where you can also give them, this virtual assistant, some kind of task. You'll see now it will return what's the mission. So now we're just coming to the point where all the basic information is provided, and the next one will be the application form. So it really, we had this one before created with the with the GPT 3.5. Let's say it retrieved much shorter answers than there are now, but now they're much more accurate with the GPT-4 model. You can also see here that you can add the link to the application. You can just click on it, and actually it brings you to your web page, to the web page where the application is published. So you can also ask about some additional questions for this one, and now we'll come to the question, which is not in the database that we provided as a source. So the next one will be, how many soldiers that Slovenian army have? We deliberately did not put this into the data source, into the knowledge base. Why? Because we wanted to see how it will perform in the way. You see that it will not retrieve, it will not go search somewhere else. So this is the credibility of the answers that I was talking about also before. So this is the case that they specifically wanted to cover in the demo, or in this POC that we created for the Slovenian army. Okay, so this is for the web page, integration. Now we're coming to the second demo. So this one is the selling assistant, the Walmart. This is the retail chain that you probably have heard of from US. If the data source for the previous POC was the TXT file, for this one is the SQL database. So this is their web page. They are selling really a huge variety of products. So from the personal care to some gadgets like watches to even to Microsoft 365. So the Office stack and some additional toys and so on. So really huge variety of different products. What's the data source for this one? So for this case, now we have the SQL database. In this case, we have only 3 tables that we included. So one was the customer, the second was the product table, and the third one was the purchase history. For showing how this works, it actually was enough. So let's just dive into
into this case. So in this case, we're talking about the internal use. I was talking before that we have different usage of the virtual assistants. So this one is for the internal use, and this one is based on some data that needs to be, let's say, verified in a way. So in this case, what the customer needs to do is actually add the identification code, and what is retrieved at this point, as you can see, is the first one was the wrong one. Then when it was the correct one, the virtual assistant knew who was in behind, and Branka was able to check what the order status was. So this is one of the scenarios that I would say that for the most of the retailers who have some contact centers and so on is really a relevant case, because losing time with this kind of information is something that they would like to forget, they would like to for sure avoid. What means here is, so in addition to that, when Branka asked for the order status, she still needed to enter also for which order we're talking about. And that means that when she added additional point of verification, she got that her order number was dispatched and will be delivered in the next 3 working days. Based on this information, the identification code, now all the rest of the chat will be happening and will be going on. So now we're switching to a totally different theme. It's about the Samsung Galaxy Watch and about the problems with it. I don't know if you were paying attention, but in the database there was a special information about the warranty, and this is something that the OpenAI service can take from that text that is there. And you can see that it's 1 year of the warranty period for this specific product that Branka bought. Then the next case, the most expensive product that they have for kids. And you can see that from the context of the product table and the information that is in the description of the products, combined with the price of this one, is what this virtual assistant is retrieving as a information, or let's say as a some kind of recommendation in this case. And then again, we're going back to the Samsung Watch, as you can see, and what we have here. So it's really a different topics that we're trying to cover, but it's not. It goes, actually, it continues the conversation from where we stopped. So again, it's not what we would like to get in this last case is some kind of recommendation for the husband. And you see, it even suggests the Microsoft Office for the husband. Because why? Because it's in the price range and it's like versatile. So this can be then combined, as I said, with some additional machine learning models, and it can be changed, or not even changed, but it can be upgraded to some level where also this kind of virtual assistants can help with the sales in a way that they would be providing the real suggestions to the customer what they really need in a certain case. So this one was for the internal use. What to remember from what I showed you today. So what are virtual assistants? Future interaction between humans and machines. We are using the OpenAI service from the Microsoft. Why? Because of the safety and the security. We can use different cloud or on-prem data sources. We can use different data source formats. We can do it for internal or external use. Security and safety is something that is top priority in this case, and if that is something that you need to cover in your cases, in your real cases, give us a ring and we'll try to do some kind of a pilot for you. We'll try to help you with how it can be done. So last but not least, so the Azure OpenAI, what Rimvydas already said, is something that is created and used for your use. It's not shared with Microsoft. It's not the training models are not trained
with your data and so on. So this is the really important part. If you have any additional questions, if you need any assistance in this case, you can call us, you can send us emails, and we'll try to help you with this one. If you have any questions that I can answer today, now, go ahead. Of course, we're here to answer them. Okay. Great, Uroš. Thank you. I'm sorry, but I don't understand if this is the question that is for me. Then if you can translate it, maybe. Which one? The one that is in the chat. No, as I can see, it's answering the older Okay. questions, which were from beginning about Copilot. Okay. Yeah. No, I see no questions so far. So okay. Yeah, we are. Thank you very much. If you it? have any questions in the future, of course, we're happy to answer them. Yeah. You can reach out to us, and we will get in contact to ADD and Uroš if needed. Correct. Yes. So I'll switch to Lithuanian. Thanks. To finish. Yeah. So, taigi, ačiū, kas likot iki galo. Įrašų, kaip minėjau, pasidalinsim vėliau. Gausite ir paštu, ir įkelsim kur nors į platformą, pasidalinsim. Jeigu turit klausimų, jeigu kilo kažkokių idėjų, mūsų e-mailai 2 pagrindiniai čia. Rašykit, atsakysim, pakalbėsim ir tiek. Ačiū, kad prisijungėt ir gražios dienos.